Ko gero, super sprintas jums irgi dėkinga distancija būtų. Praeitais metais labai gerai pasirodžiau, tai tikiuosi, kad komanda ir šiais metais leis ir tikrai mes pasistengsim padaryti maksimumą. Tai vad būtent to mes jums ir linkime. Dar viena nuostabi komanda, kurie jau rytoj pradės visą pagrindinį veiksmą šį savaitgalį. Tai jei dar svarstot, tai kaip sakant, nesvarstykite ir atvažiuokit mūsų palaikyti. Ačiū. Linkime sėkmės komandai numeris 99, Trevijo Next Level Customs Brokers ir už vieno greito BMW dar vienas Porsche automobilis. Ne ką lėtesnis Porsche automobilis. 92 numeris Porsche Taip. Baltic GT3. Na, ten GT4, nu čia dabar Robertas Kupčikas ateis ir čia mes to išsiaiškinsim, kiek ten tų komandų turėjo važiuoti ir kiek ten tų komandų buvo planuojama, kad važiuos. Kasmet per Aurum 1006 km lenktynės, kai jau būna tokio laisvesnio laiko tarp treniruočių arba prieš penktadienio kvalifikacijas, būna Porsche entuziastų, Porsche klubo, na tokie vadinkim, pasivėžinimai su garsiom personom ir krepšininkai, ir verslininkai ten išbando savo jėgas, bet na, vienas kitas ratas tai tikrai ne 1000 kilometrų. O tokiam iššūkiui dabar yra pasiruošusi komanda numeris 92. Aš dabar galvoju vėlgi, žiūrint apie skaičius ir apie tos kažkokius ten Fortūnos šypsnius, tai Rimo komanda su tuo dizeliniu BMW labai daug metų važiuodavo 92 numeriu ir yra finišavę netgi antri absoliučioje įskaitoje. Tai pažiūrėsim, ar šitas skaičių derinukas atneš Porsche Baltic GT3 komandai sėkmę. Tai nuo komandos sudėtis yra tokia: Robertas Kupčikas, Tautvydas Rudokas, Rokas Kvaraciejus ir komandos vadovas Evaldas Dabrovolskis. O būtent šiuo metu jie puikiai šypsosi, nuotaikos yra puikios, įdomu išgirsti bus kokie jų planai šį savaitgalį. Manau, kad Robertas Kupčikas, kuris kažkada buvo laimėjęs ir Lietuvos žurnalistų autoklubo metų vairo titulą kaip geriausiam autosportininkui metų ir jis be to yra Porsche, kaip čia apskait, vairavimo instruktorius, mokytojas. Jis susirinko turbūt geriausius. Neveltui vadina robotu, nes Robertas Kupčikas pats žino, kad važiuoja labai greitai ir tai daro visą laiką labai stabiliai, tai labai smagu matyti Robertą. Robertas su nusirgi važiuoja kartingais jau labai greitai ir labai stabiliai, pats mačiau. Robertai, tai mums jūsų kolegos iš, kad dabar pavadinimu nemažytume, Porsche Baltic GT4 komandos, sakė, kad tai čia Roberto, klauskite čia viską. Kam kokia mašina, kam kokie marškinėliai ir kam kiek benzino duosim. Jo, tai mes šiais metais dalyvaujame dviem automobiliais, Porsche Cayman GT4 Club Sport ir Porsche 911 GT3 automobiliai. Tai yra dviejose klasėse skirtingose buvo dalyvaujantis automobiliai. Kai Saulenė prieš tai minėjai, kad buvom daugiau komandų užregistravę, tai buvom pradžiai dar vieną papildomą, nes daug norinčių buvo, bet taip gavosi, kad sutalpinom tos žmonės į esamus automobilius, nereikėjo mums nuomotis papildomą. O tai čia tu buvai tas griežtasis, kaip sakyti, atrankos cerberis, kuris sakė, tu ne, dar metus pasimokai, tu į Palangą, tu dar mokaisi, tu į Palangą. Taip griežtai nedarau, bet pasitreniravus kartu, reiškia, patys žmonės dar supranta, kad dar nelaikas galbūt, gal kiti metai ir automatiškai susidėlioja. Jeigu kažkas galvotų, kad Robertas Kupčikas yra Porsche, kaip ten, vairavimo akademijos, ar ne, vyriausiasis instruktorius ir Porsche perka žmonės turintis atitinkamus finansinius resursus, tai čia kolektyvas, na, nežinau, aišku, verslų ir, tai, kaip sakyti, balansų reikalų, bet visų pavardės girdėtos ir žmonės matyti iš lenktynių, tai ne biznio klasės komanda, atsiprašau už terminą. Ne, žmonės sportuojantis, kažkas gal iš seniau, kažkas jaunesnis kaip sportininkas, bet tikslas tas pats. Pirmas dešimtukas, pirmas penketukas, pirmas trejetukas ir... Gal ne per rezultatus kaupti įgūdžius, reiškia, kad ateityje tu vis geresnis ir geresnis būtum, o rezultatai ateina savaime. Koks rezultatas būtų geras šeštadienį vakare? Jūsų komanda, šitai komandai. Koks tas savaiminis rezultatas turėtų ateiti? Aš galvoju, jeigu viskas gerai pagal planą vyktų, tai top 3, top 5 turėtų būti. O, rimtas pareiškimas, galiu pasakyti. Lambo ir Audi pasislinkit į šoniuką? Jie tą patį sakys, aišku, bet ilgos lenktynės, tai čia visų tikslas yra noras, ne? Bet kai viskas gausis, pamatysime po finišo. Bet žiūrėk, vėlgi, tu kaip žmogus Porsche žinantis iki detalių, iki niuansų, Palangos trasa būtent šito gamintojo technika yra, nu jeigu įmam gerai, Lambo,
Mercedesas ir 2 Audi, na iš tų šalia Porsche kitų gamintojų technika. Ar teisybė, kad šitas Klaipėdos Kretingos kelių, kaip sakyti, improvizuotas žiedas yra Porsche, na, kaip čia pasakyti, geriausias, tinkamiausias, palankiausias? Ar tiesiog daugiausiai turit informacijos ir galit geriausiai priderinti automobilį konkrečiai trasai? Aš gal sakyčiau, kad tai gal nėra tas tinkamiausias automobilis. Tai yra vienas iš labiausiai tinkančių automobilių. Čianais aš nemanau, kad Audi netinka ar Mersas netinka čianais, ne šitai trasai. Lygiai taip pat tie automobiliai gaminami motorsporto ir tam kūrėmi, kad su jais lenktyniautų. O ir ta trasa vienokios konfiguracijos ir kitokios. Taip tinka jie visi ir Porsche'as tiesiog tinkamas, labai tinkamas dėl to, kad kainos ir kokybės kainos ir greičio gal santykis yra labai geras ir dėl to jos renkamės. Ir pagal eilę metų, pagal istoriją matom, kad rezultatai sako labai panašiai, ne? O tie brangiausi automobiliai gal ne kiekviena komanda gali juos įsigyti, ne? Arba tiesiog ne kiekvienas lenktynininkas gali sau leisti važiuoti tuo automobiliu. Tai čia tik tai tas klausimas, o tinka jie visi. Žodžiu, jeigu nelaimėt 2-litrinis Civicas, tai jūs būsite ant podiumo, ne? Ant 1, 2 arba 3 laiptelio, juokauju. Gerai, tai labai smagu matyti, kad atsigabenot, atsivežė tiek pilotų ir tiek automobilių, tai mes linkime jums kuo didžiausios sėkmės. Atsiprašau, kad aš Roberto atšnekinama, jūs, kaip sakyti, tyliai pastovėjot šešėlyje. Kaip sakoma, kuo tylesnis, tuo greičiau važiuoja. Tai viskas čia yra tikrai labai paprasta. Tai linkime jums bičiuliai sėkmės. Ačiū, kad esate su mumis šį savaitgalį. Na ir mes pasižiūrėsim, ar pavyks tą Roberto planuojamą į top 3, kaip ten bus su tom maudynėm ir su tais Mersais. Aš manau, kad jis ir Robertas, jeigu šneka, tai šneka tai, ką turi šnekėti. Jis tikrai šneka gerai, šneka pagrįstai ir... Aš manau, jisai turi labai rimtą priežastį, dėl ko taip reikia šnekėti. Na, Robertas turi milžinišką patirtį ir manau, jo komandos pilotai taip pat. O dar viena komanda, kuri po truputėlį pasirodo pas mus, tai yra... Ohoho, tai turėtų būti LG OLED komanda su Porsche 911 GT3, taip pat automobiliu. GT Open klasė. Ir mes tikrai žinome, kad šis automobilis yra labai greitas ir mes jau matėme ne kartą Baltijos šalių trasose. Tai, žinok, tikrai yra į ką pasižiūrėti. Jo labiau kalbant ir apie pilotus, jie yra labai greiti. Automobilis yra vienas iš paskutiniųjų, sakykime taip. Gamykloje dar vienas Porsche gamintas gamykloje ir manau, jis reiškia labai didelius lūkesčius į prizinės vietas. LG OLED by Paveckiais by Porsche Club. Donatas Borkys, Mantas Janavičius, Aurelijus Risteika, Michael Vergers ir Marius Bartkus. Sportininkai nėra naujokai, taip pat kai nėra ir naujokai Aurum 1600 km lenktynių trasoje. Būtent šią komandą mes dabar pašnekinsime, kurie bendroje įskaitoje mūsų lenktynėse taip pat yra pasiekę, na, galima sakyti, top 5, jeigu neklystu. Bet čia jau patikslins mus pats Aurelijus Rusteika, kuris yra šios komandos bent jau man veidas ir vienas iš matomiausių personažų. Man, žinai, labai apskritai yra smagu matyti ir girdėti komandų vadovus, komandų narius, kurie visą laiką, na, kaip mes juos kalbiname, šiandien kalbiname per lenktynių pristatymą, kad visi planuoja ir taiko į top 5. Į top 5 ar top 10, tai įsivaizduok, 31 komanda taiko į top 10 arba top 5 bendroje įskaitoje. Tai tu įsivaizduok, kokia kova turėtų būti tiek pituose, tiek boksuose, tiek tarp mechanikų ir kaip turėtų būti stipru, iš esmės, kokia atsakomybė tenka kiekvienam komandos driveriui. Mantas Janavičius, Aurelijus Rusteika, Marius Bartkus nėra naujokai, kaip ir minėjau, bet mano akis krypsta į vieną vardą ir pavardę, Michael Vergers. Mūsų knygutė, dar kartelį mylėję, jūs ją taip pat galėsite gauti ir lenktynių dieną, ieškodami jų Aurum 1000 km lenktynių miestelėje. Ir mano akis krypsta į vieną žmogų, Michael Vergers, kuris jo pasiekimai 2005 metais Nürburgring North Record Lab with Radical Class SR8 ir European Le Mans Series LMP2 klasėje. Michael, please, welcome. Starting from you. I'm honestly pleased that you are here. Your history is awesome. You're an awesome driver, looks like, yes? Well, I'm old. But gold. No, it's an amazing, for me as well to come here first time. I've heard a lot about it, having been involved with a lot of Lithuanian teams in the past, and then, of course, with Aurelius for the last 2 years. So, looking forward to it. Hopefully the weather stays as beautiful as this. I hear there's
potentially some rain. Hello? Yeah. But yeah, no, looking forward to it. How does it happen that you are here? Aurelius was invite you? How that happened? So myself and Aurelius have been working in the European GT2 Championship, Yeah. where I am his driver coach as well as his driver partner. And of course, he's been racing here, so we spoke about it in the past. Last year, I think they already had a lineup, and then this year he said, okay, we need to invite Michael. I see Aurelius is smiling, so Aurelius, the word for you. Kaip šitaip nutiko, kad pakvietei naujų, ambicingų veidų, profesionalių vairuotojų pas mus į Aurum 1000 km lenktynės? Nu, aš tokios nuomonės, kad šitas lenktynės tikrai čia yra Lietuvos Lemanas ir kad labai smagu, kad gali dalyvauti tokie lenktynininkai kaip Michaelis Vergers, kuris yra turbūt vienas labiausiai patyrusių ir žinomų vairuotojų Europoje, kurie aplamai čia dalyvavo. Tai aš galvoju visą laiką, jeigu tokius vairuotojus pakvieti ir jie sutinka atvažiuoti, tai didelė garbė čia mūsų lenktynėm Lietuvoje aplamai, nes suteikia visai kitokį atspalvį ir kitokį lygį ir Europoje. Esate, bent jau mano akimis, nuotaikinga komanda, niekada nesiskundžiate, oras jums nėra blogas, niekada važiuojate aukštose pozicijose, pataisyk mane, 5 pozicija buvo, ne? Labai klaidingai. Mes jau... Kažkelinti metai 5 buvo. Mes buvome, jau 5, tai neatsimenu, kada tai buvo. Kada dar važiavam su GT4 automobiliu gal, o šiaip tai užpernai buvom 2, pernai buvom 3. Šiais metais 1? Šiais metais 1, o tai kas beliko? Tai mes kalbėjome ir birželį, kad tikslai yra šiom Aurum lenktynėms tikrai labai aukštai iškelti. Ar turėjote su savo kolega Michaelu galimybę pasitreniruoti apskritai, na, kad ir tos pačius persėdimus garaže, ar ne? Ar buvote išvažiavę į trasą ir kaip komanda yra šiai dienai susidirbusi pretenduoti į tą pirmąją vietą? Kaip ten sakoma, geriem nepadės, o blogiem nereikia. Tai... Geriem nereikia, blogiem nepadės. Ja, taip, tikriausiai. Tai mes panašios logikos, bet jeigu iš tikrųjų taip turėjom treniruočių sesiją, tik tais kadangi turim užsienietį, tai jisai neprisijungia jose. Bet turėsim dar gerų vakarų, tai galėsim ten dar pasitreniruoti, žinoma, pasikeitimai yra svarbus dalykas. Europos čempionatuose dažniausiai yra naudojama truputėlį kitokia technika negu čia pas mus Lietuvoje. Tai nėra greičio esmė, kaip greit pasikeisti, daugiau yra visos komandos darbas, kaip per, pavyzdžiui, 1 minutę visoms komandoms išvažiuoti iš pitų. Tai ten yra truputėlį tobulesnis, sakyčiau, galbūt scenarijus. Pas mus yra tikslas pasikeisti kuo greičiau, tai nebūtinai kartais yra geriau, tai ir saugumas šiek tiek yra nukenčiamas ir galbūt diržai netaip užsisegami. Bet mes bandysim tą išspręsti, kad ir saugumas išliktų ir greitis išliktų pas mus. Tai saugumas vis tiek prioritetas. Komandos vadovui klausimas yra akcentuojamas. O, iš karto jau atsakomybės vengimas. 3, 2 pozicijos, kažkada 5. Šiais metais pretenduojate į 1. Esate lyderiai. Kokie pakeitimai ir ko imsitės, kad to pasiekti? Tai pirmiausia, pakeitimai pasikeitė komandoje vienas vairuotojas. Tikrai turim pakankamai profesionalų. Pasikeitė automobilis, kurio, manau, kad galimybės stipriai geresnė šitai trasai ypatingai. Taip, kad liko tik tai važiuoti greitai ir daryti viską greitai ir saugiai. Ponios ir ponai, vieni iš Aurum 1000 km lenktynių lyderių galimai. Linkiu sėkmės. Tikrai nuoširdžios sėkmės ir linkime praleisti linksmai laiką trasoje. Ačiū Jums, mylėjai. Na, kol mes kalbam apie automobilius ir pristatinėjame komandas, noriu pakviesti šių lenktynių, na, galima pasakyti, kaltininką ir organizatorių Darių Jonušį, labai malonu Jūs matyti. Sveiki, labas, jau ne 1 metai. Ne 1. Kartu. Kam 1, kam ne? Ne, jau ne 1. Man tai žinau tiksliai kelinti metai. Man tai žinau tiksliai, kad 1. O man 23. Laikas greit bėga, Dariau? Labai. Tikrai labai. Atsimenat, praeitais metais mes šnekėjome, kaip prasidėjo, sakau, Dariau šitos lenktynės ir pats Darius sako, atėjau, atvažiavau pas merą, sakau, čia bus gera gonkė. Nu, buvo daug, tai bet daug čia visko buvo per tus 23 metus ir škvalai, ir audros, ir avarijos, ir netikėti nugalėtojai, nu ir turbūt tos lenktynės ir žavi, ir pačius dalyvius, ir žiūrovus, ir mūsų visus, kad nu, labai daug yra neprognozuojamų dalykų. Ir manau, turbūt svarbiau būtų kalbėti ne apie tai, kas buvo ir kaip buvo,
o kaip kietai bus šiemet? Prašom, Dariau, kaip bus kietai? Tai kaip bus kietai šiemet? Tai jūsgi matot, pažiūrėkite automobilius, pažiūrėkite GT3 automobilius, net 3, pažiūrėkite GT Open automobilius, tai yra tiek ir Lambo, ir Porsche, ir Siluetas SP3, man atrodo, klasė. Nu, bet ta prasme, greitų automobilių yra labai daug ir aš manau, kad kova, na, aišku, čia toks yra... Šiek tiek gal yra neteisybės dalyvių atžvilgių, nes visi nori tik absoliučios įskaitos. Bet mes nepamirškime, kad jeigu važiuoja komandos su GT Open automobiliu, jie važiuoja su lėtesniu automobiliu iš savęs, negu GT3, ten 3 automobiliai. Tai jeigu prasidės kova ir tarp jų, tai mes tikrai matysime labai aiškiai ir komandos parengti ir visą kitą. Ir aš manau, kad tai tikrai bus daug intrigos, nes lenktynės ilgos ir... Čia viskas dar labai prieš akis. Jūs kaip organizatorius šiais metais šiek tiek įvedėte lenktynėse ir pakitimų. Apie juos kalbėjote žiniasklaidoje, bet galbūt norėtumėt pasikartoti? Na, čia galbūt tų pakeitimų daug nereiktų vardinti. Aišku, šiemet turbūt tokie kertiniai blokai, kas pasikeitė nuo pernai, ar nuo užpernai, ar nuo užpernai. Tai kad renginys tampa dar daugiau tarptautinis. Ne tik komandų prasme, žiūrovų ar žiūrimumo prasme, bet teisėjų chronometravimo, ko nesimato, žiūrovomgi koks skirtumas, ar chronometravimo įranga ten su 1 procesorium ar su 50 procesorium, mes matom tik skaičiukus, ne? Tai bet šiemet tas didelis pokytis yra teisėjų ir aptarnaujančio personalo. Mes praktiškai turime komandas iš užsienio šalių, tai yra ir iš tarptautinių arenų tiek ir chronometristus, tai laiko matuotojus, tai yra varžybų vadovas. Ir kas yra labai gerai, nes mes nepaslaptis, pas mus čia visada intrigų pilna, kas ką nubaudė, dėl ko nubaudė, kas už ką užkalbėjo, kas dėl ko nukalbėjo, kas ko nepamatė. Ir čia turbūt ta žavioji dalis, reiškia, ir prasideda diskusijos metus laiko, mes būtum laimėję, bet, reiškia, ten jeigu ne tas, jeigu anas, tai dabar vat yra lenktynių direktorius, asistentai, tai yra žmonės, kurie nepažįsta nei vienos komandos čia, nei vieno sportininko, išskyrus užsieniečius, nes iš tarptautinės arenos. Tai vat vienas blokas, antras blokas yra mano visada siekis ir su tom irgi, čia yra mano ir siekis ir mano nelaimė kaip organizatorius. Nes kuo aš labiau siekiu, kad komandom būtų sunkiau laimėti, kad būtų didesnė konkurencija, to daugiau tada visi reikia, reiškia ir diskutuoja apie tai, kad ten mums galėtų būti kitaip, o ten ir panašiai. Tai va šitoj vietoj šiemet yra tas pokytis, kad yra ribojamas šiemet tik tai tų klasių GT3 ir GT Open, tai yra greičiausių klasių, ribojamas limitas, kiek gali važiuoti profesionalių lenktynininkų. Tam, kad, šiek tiek vienodinti ne tik automobilius, kūro užpylimą, bet ir komandos sudėtį, ne? Kiek jie gali turėti profesionalų. Tai aš manau, kad visi tie žingsniai duos mums šiemet tikrai gerą kovą. Bendroje įskaitoje. Taip. Ir klasėse, be jokios abejonės. Galima teikti turbūt, mėlyjei, kad tai yra tarptautinio lygio varžybos, turbūt aukščiausio lygio varžybos, čia Palangoje, Aurum 1000 km lenktynių trasoje. Tie, kurie galbūt dar galvojate atvykti, tai manau šis atsakymas jūsų galvose pasėtas, jums tik beliko nusipirkti bilietus. Dariau, ačiū jums trumpai. Ačiū. Ir trumpai prieš pabėgant, Dariau, tradiciškai palinkėjimas visiems pilotams, visoms komandoms prieš kiekvieną startą. Kaukitės. Duokit mums gerą kovą, o laimės stipriausiai. To ir linkime visiems dalyviams. Ačiū Dariau. Mes pasimatysime jau rytoj ir kartu ir sudarėme. Nepamirškite rytoj atvykti į Palangą ir tenai mes matysime Dynamit Super Sprint kovą taip pat. Pirmoji tokia, galima sakyti, intriga prieš pagrindinę lenktynių dieną, kvalifikaciją, drago varžybos, moterų ralį ir visas kitas mūsų sugalvotas programos jums. Mes ką? Pats laikas, bičiuliai, ateikit pas mus ir tikriausiai jau legenda tapęs automobilis su legendinė komanda ir ką mes matom, Dovilas Šitelė prieš akiją. Malonu jūs matyti, bičiuliai, jau kviečiu truputėlį ateiti arčiau mūsų. Aš dabar tik žiūriu, mes kažkaip, kaip šiemet vadinsis, Park Energy galingas LT. Ar ne? Čia Kauno autoklubą ir visą kitą jau mes dabar paliekam. Dovilas paprastai nešneka. Tai... Nieko prakalbinsim dar Dovilai. Ne, Dovilas, žinok, tu turi... Tai Dovilą kalbėsi rimtai? Kalbės, aišku, kur jisai dėsis. Nekeisit motorą šiemet?
Nu pasakyk. Sekmadienį pasakysiu, ar keičiau. Aš būtinai ateisiu iš pačio ryto paklausti. Būtinai. Ir nepamirškai, ką atsineštų sekmadienį ryte. Tai, pats supranti, jau tikrai tuščiom rankom neteisiu tulpių plokštę rankoj. Būtinai. Būtinai. Gerai. Tai gimtadienis kieno nors vis tiek. Komanda yra patyrusi, automobilis tikriausiai pažįstamas į kiekvieno varžtelio, ar ne? Aš kaip įsivaizduoju. Išsikėlėte savo kažką, ką norite pasiekti būtent šeštadienį? Ar, kalbėkim galbūt net apie rytojų. Tai bus tas sprinto taurė dar kartą rankose, ar ne? Kaip sakant, rungtys, kurios labiau bijau negu pačio 1000 kilometrų, nes visi deda į mane viltis visada. Nes Dovilas yra kokius 10 kartų pailių, jeigu ne pirmas, tai antras, trečias blogiausiu atveju, tam super sprinte. Bet sensta ir žmonės, ir tai žinok, padangos. Kaip savo Porsche su amžium, Porschistų juokavo, kad su amžium nesensta, tik gerėja, tai manau, kad jūsų komanda ir jūsų automobilis irgi, kaip sakyt, nepraranda kompetencijų. Kaip mano draugas sako, bus matyt. Irgi teisybė. Kalbant apie komandą. Komanda, kaip ir minėjau, prieš tai yra patyrusi pakankamai ir nematome ir Paulių Novaką, labai gerai žinoma ralio trasose veidą, ar ne? Pauliau. Sakyk, ko sieksi būtent šį savaitgalį? Mes taip žinome, galėjau nesakyti top 10, top 15, top 5. Nesgi visi žino, kad čia bus Palangos ralis, tai tau ten po Žemaitijos ralio, taigi bus vaizdų iš tavo pusės, kaip sakai? Aš norėčiau, kad jų nebūtų. Bet, aišku, bus, visko čia bus tikrai tos lenktynės, kaip pernai parodė, ant kiek visko gali vykti per vienas varžybas, kiek visokių dalykų, tai, kas čia žino. Niekas negali pasakyti, kaip Dolas sakė, sekmadienį ryte pašnekėsim, aptarsim, kaip čia yra. O šiaip, reikia važiuoti gražiai. Sieksim pirmos vietos, aišku. Visi ambicingus tikslus išsikelia mes irgi. O ten sako, paskui matysim. Bet jei bus antra, irgi labai neverksim. Tarp kitko, jūsų klasė konkurentai, tai, kaip sakyt, su tuo siluetu ten bus ką veikti, norint pakonkuruoti. Jo. Bus ką veikti, visą laiką yra ką veikti, bet žiūrėsim, didelis atstumas, oro sąlygos, nieks nežino, kaip čia viskas bus. Vienintelis jūsų prolenktynininkas yra, kaip sakyt, kolega man iš dešinės, Artūrai, juokauju, ne? Bet jeigu tau duotų, kaip sakyt, papildomą sekundę palaukimo už tai, kad tu labai patyręs, tai supyktum ar nelabai? Tau kelintas 1000 kilometrų? Lenktynių prasme. 20. Nuo 3 pradėjai, ar buvo 2, kurias praleidai? Buvo praleistos, pirmos ir antros buvo praleistos. Pirmos 2, man atrodo, buvo praleistos. O tada jau kai pradėjai kokiais 2 antrais, tai... Tai jau taip iki galo. Tai čia... Dar nebaigiam. Supratau. Aš dar važiuosiu, ne, kaip kiti sako. Dar važiuosim. O tai kuo tada ta Palanga traukia? Kaip sakyt, galima žvejot, medžiot, futbolą, krepšinį žaist, kepti bileką šeštadienio dieną, lietingą arba saulėtą. O jūs čia, kai atvažiuojate, taigi tam, kad atvažiuotumėte, taigi treniruojatės, ruošiatės, strateguojat, garaže pas Dovilą laiką leidžiat labai smagiai. Galbūt daugiau, sakyčiau, įprotis aplankyti Palangą būtent per 1000 kilometrų, o toliau gera kompanija, geras laikas, gražios varžybos, ko daugiau reikia. Ir grįžtat, kaip sakyt, fiziškai išsikrovę, bet emociškai pasikrovę tų gerų minčių, nesvarbu, kaip ten yra sekėsi, ne, finiše? Po finišo laukiam sekančio starto. Tai iš 20 startų, jeigu 20 jubilėjinis, kuri vieta buvo aukščiausia, nes aš irgi visko neprisimenu, o Google'e ten labai ilgai reikėtų ieškoti, jeigu dabar 2003 metų visą protokolą reikėtų kelti ir panašiai. 6 ar 7 buvo aukštesnė mano. 6-7 absoliučioj, 1-3 litrų klasiai. Tai to mes ir linkim tikriausiai dar aukštesnių vietų su jau legendinė tapusią Ladą. Tai, bičiuliai, linkime jums sėkmės, pasimatysime jau rytoj. Taigi visi, kas serga tų žvazdų 104, vienintelį universalą mūsų lenktynėse, turėkite omeny, Spark Energy galingas.lt, komanda numeris 44. Ir dabar atvažiuoja jų konkurentai, jeigu aš ne... Klausyk, 21, tai čia ne. Taip, Strack Racing by GA Motorsport. Tai BMW E92 M3, tai labai greitas automobilis, bent jau iš vaizdo, tai man asmeniškai jisai atrodo labai greitas ir labai grėsmingas. Ir šita komanda yra atvykusi net iš Nyderlandų.
Čia tokia jungtinė belgų-olandų komanda ir tarp šios komandos vairuotojų yra Steve'as Van Bellingenas, kuris drąsiai yra sakęs, kad tai yra mano mėgstamiausios lenktynės ir tai yra jau žinantis, ką reiškia nugalėti Palangoje. Taip, ir tai nėra naujokas, tai nėra žmogus, kuris mums matomas pirmą kartą ir apie jį tikrai kalbėsime irgi ne apie pirmą kartą. Ir šiais metais jis Aurum 1000 km lenktynių trasoje taip pat palaikys geras nuotaikas, emociją ir turbūt lenktyninį tempą. Tai pasitikime, mėlyjeji, Struck Racing by JR Motorsport, Ted Van Villet, Steve Van Bellingen ir Bas Schouten. Tarptautinė komanda, galima taip turbūt sakyti, kuri taip pat bus matoma Aurum 1000 km lenktynių trasoje. Ir visi šie pilotai 2021 metais buvo pirmos vietos nugalėtojai SP4 klasėje. Tai įsivaizduoju, kad tai jau dabar yra labai rimtas pareiškimas, vien turint tokio kalibro vairuotojus šiandien čia, šį savaitgalį čia Palangoje. Tai kitų komandų vadovams ir vairuotojams turėtų būti pakankamai baugu matyti tokį automobilį su tokiu sąstatu. Jiem yra ir baugu, ir tuo pačiu džiugu, nes pasikalbėti čianai Palangoje, pedoke, kartu su tokiamis asmenybėmis, kurios dalyvavo 24 valandų Series Open GTX varžybose, kurie taip pat nėra naujokai ir Palangos lenktynėse, jau vien su jais padiskutavus, tikrai galima pasisemti informacinį bagažą, kuris tau gali pasiekti kuris gali padėti pasiekti geresnių rezultatų būtent šių 23 Aurum 1000 km lenktynės. Ir mes nieko nelaukdami, guys, please come here. It's my pleasure to meet you guys, that you came here to Lithuania. Nice to meet you. Once again, hi, hello, once again. Pushing hands because your guys awesome. Your guys awesome. It's not first time in 1006 kilometers over here. You know what to do. You know how to spend the time, and you prepare for that. I think we know what we need to do. We need to do a good race. We need to do a good race and stays out trouble, and then see where we can end. But I think we can have chance with a good strategy, good race car, good team manager. So. Last year we talked with you regarding Facebook Messenger about the weather because my father is a sailor. You remember that, yeah? This year, approximately, we know what kind of weather we will have here. It's a problem for you? No, because I don't know what is the weather. Seriously? Yes. It's gonna be rainy day. Oh, okay. So we used to have a lot of rain in Belgium and in Holland, so let it come. Let it come. Come to me. So it's like, you know, so it's like sunny day, you know, from Holland, yeah, that you have a lot of rain. So as I understand, you are prepared for this race, yeah. So now you know the forecast, how it will be. So do you have any concerns about the coming weekend for this race? No, I think so. I don't think so, because we like a lot of rain. We are fast in the rain, so yeah, it will be no problem. So can we say that you are faster in the rain than on a sunny day? Well, we are more compatible in the rain with other cars with this car, because normally on dry this car is for the R8s are way faster than us and the Lambos and everything, but in the rain we will see. For those who don't know about the car, so please can you tell me how many horsepower do you have on the asphalt to the... Well, it's about 480 horsepower, V8, just the normal M3 engine and sequential gearbox, not very special. So almost 500 horsepower. So, and you're saying that's nothing special, yeah? All right, that's good to hear. All right, guys, so last year you won the race in SP4 class, so what's your plan is for this week? You want to go to a higher place on a main grade, you know, or you just, it's enough for you to be first place in class? Last year we had one broken drive shaft. If we didn't have that, we are approximately in the top 3 overall. So, but this year there are a bit more stronger cars, so we will see. What rain? But rain is there. Hey guys, I want to wish good luck for you in the race. Get well, and we will see you on the Saturday. Thank you, guys. Be fast. Thank you for coming.
Taip, viena turbūt tų komandų, kuri šiandien šiek tiek mažiau nuotaikos turi. Kalbėjau su vienu iš pilotų, tai sakė, turėjo labai ilgus skrydžius, šiek tiek yra nuvargęs. Paklausiau, ar driveriai yra tvarkoje, viskas su jais, sako, įsimiegoja, viskas gerai. Taip pat verta ir paminėti, kad praeitais metais SP4 klasėje jie dėl techninių kliučių šiek tiek prarado kelias pozicijas ir buvo tik trečioje pozicijoje. Trečioje pozicijoje absoliučio įskaitai. Taip. Taip. Ir va čia ir buvo skirtumas. Na, tikisi, kad dabar, kai sužinojo, kad Lis. M3, boy. M3. 480 arklio galių ir, kaip sako mūsų pilotai, tai nieko ypatingo. Tai visiškai nieko neypatingo, bet jeigu jie gali rodyti tokius pasirodymus bendroje įskaitoje su šiuo E92 kėbulu ir BMW M3 modeliu, tai yra fantastiška, juolab jų ta prasme visas komandinė sudėtis yra labai, labai profesionali. Na, mūsų laukia labai įdomus pasirodymas iš šios komandos, o mes keliaukime toliau. Dar viena komanda, GBI, BIJ ir Motorsport. Ir tikrai labai matyti veidai ir labai piktas automobilis. Na, bus labai smagu pamatyti, na, galima sakyti, net ir pasaulyje garsių vardų važiuojant, ar ne, Aurum 1600 km lenktynėse. Ir vien matant automobilį, tai panašu į tai, kad bus labai stiprus pareiškimas dėl vietos, na, top 3 tai tikrai. Na, žinai, ateitis priklauso jaunai kartai. Čia prieš pat mūsų akis dabar fotografuojasi jaunoji karta, kuri, kaip ir Laurinas minėjo, yra žinoma ir pasaulio lenktynėse, ir Palangos lenktynėse, ir Europos lenktynėse. Ir mes visai netrukus su jais pasilabinsime, pakalbėsime apie jų siekius būtent šių metų prestižinėse Aurum 1000 km lenktynėse. Nuo komandą sudaro Justas Jonušis, Vilius Kibildis ir Rokas Baciuška. Komandos vadovas Edvinas Arkušauskas. Pavardės girdėtos, na, visi nusifotografavę. Prašom, kviečiam truputėlį pas mus arčiau, na ir bandysim paplepėti. Nuo kurio Laurinai nori pradėti? Nu tai pradėkim, ateina nežinau. Jauni žmonės su šypsenom. Pradėkim nuo šito jaunuolio. Oi, truputėlį jaudulio daugiau nei prieš startą, ar ne? Panašiai. Oi, reikia į mikrofoną kalbėti, pamiršau. Gerai, tai kaip ruošiatės, papasakok trumpai, kaip ruošiatės būtent šioms Aurum 1600 km lenktynėms. Ar buvo, na, kažkokie specialūs ar nespecialios treniruočių stovyklos ir taip toliau, ar tiesiog viskas taip leido tekėti savo eiga ir be jokių problemų? Ai, kaip bus, tai bus. Ne, treniravomės Belgijoje, Zolderio trasoje savaitę prieš ir 3 savaitės prieš, tai 2 savaičių pertrauką ir savaitę paskutinę prieš irgi važiavom, atsitreniravom, o par to tai visa kita, kas turi su techniniais dalykais, palikom komandai žmonėm, kurie geriau supranta, o mes jau savo fiziškai ir psichologiškai ruošiamės jau patys savo. Aš taip gal biškai nešiu tokios kažkokios nuotaikėlės, nežinau. Visi ateina akmeniniais veidais, pasiruošę, pervargę, čia hebra atsipūtus. Tikrai, tiesiog net to žodžio prasme. Treniravimės, važiavom, pagazuosim. Net Edvinas ką tik žiūrėjo, ką kalba ir nusišypsojo. Edvinai, kaip tu? Visą laiką sako, aš piktas dėdė, nes niekada nesišypsau. Rokas taip sako visą laiką man. Ne, Roko šypsena tiesiog, nu nežinau, jisai galėtų Colgate reklamuoti. Vizitinė kortelė. Nuotaika gera, pas mus nuotaika tikrai gera, vaikinai pasiruošę, aš manau, bandysim išspausti viską, ką galim iš automobilio. Aišku, saugosim jį iki pat finišo, kada važiuotumėm ir, nu, rezultatą, aišku, rezultatą visi nori išlošti, mes kaip ir visi norim išlošti. Kaip buvo renkama ši komanda pilotų atveju? Pilotų, aš nežinau, pasižiūrėkite į pavardės, čia nereikia kažko tai rinkti, ta prasme, čia jeigu sutinka, važiuojam. Nes tikrai jauni, ambicingi veidai, Justas Jonušis atvarė TCR į 3. vietą bendroje įskaitoje, Rokas Baciuška atvežė 1. vietos, atsiprašau, Dakaro statulėlę. Ponas taip pat čia pasirodymus visoje Europoje demonstruoja. Kokios ambicijos jūsų pačių, kokie tikslai iškelti būtent šias lenktynės? Rokai, gal tau žodis? Labadiena visiems. Tikslai paprasti, pasakyčiau. Paprasti. Davažiuoti iki finišo, po to mes žiūrėsime, savaitgalį praneša lietų, tai tikrai sulyginsiu visas jėgas ir žiūrėsim. Aišku, pretenduojam į prizinės vietas, bet žinot, su metalų sutarties nėra pasirašyta, tai gali atsitikti bet kas, to ir varžybos žavi, tai linkiu visiems sėkmės ir susitiksim trasai. Bet Rokai, žinant tave, kad, važiuoji tikrai, būkim, kaip atleiskit kalbininkai, būkim bėdni, bet teisingi,
Nu, bet tą geležėlę tai mini. Kaip šį savaitgalį. Nu, bet man žiūrėk, man asmeniškai pažada. Pažadė mintą, ne? Nu, pažadė. Pasakyk. Nu, pažada. Tai va, ačiū labai, čia buvo Rokas Baciuška. Taip, dar kartelį, jūs tai tavo ambicijos. Aš manau, kaip ir visų, atvažiavom visų pirma reikia pasiekti finišą, toliau, aišku, visiems norisi kuo aukštesnės pozicijos, manau, labai tikiuosi, kad turim galimybę pakovoti priziniam vietom. Iš tiesų daug kas nenori lietaus, bet aš visai norėčiau to lietaus, nes iškart žymiai linksmiau, sulygina visą techniką ir kažkas naujo ir bus ką veikti lenktynininkam. Tai bet žiūrėsim, kaip bus. Jūs tai nemelokite, čia man, čia toliau jungias diplomatiškumas, spausi gazą, spausi tapkę, žinau, ir varysi į aukštumas. Nereikia šitos diplomatijos. Palaikom, ar galim paploti? Tikrai, taip, fantastiška. Dar vienas BMW automobilis, dar viena puikia komanda, 400 arklio galių. Rokas Mantyliai jausi pakuždėjo vieną dalyką, apie kurį aš pasakysiu kitą dieną. Tai palikim mažą tokį intrigėlę, dar kartelį plojimai, dar viena nuostabi komanda. Kaip ir minėjome, 3 vietos Dakaro nugalėtojas ir, žinoma, Justas Jonušis, kuris varė TCR klasėje taip pat į 3 poziciją už praeitais metais. Aš dar pasakysiu vieną istoriją, kad Edinas Arkušauskas tais metais, kai tada lenktynės kažkaip dėl lietaus tavo minėti, kurie 15 metais tapo nugalėtojų su broliais gelžiniais tada. Ne su Porsche, o su BMW. Taip kad strategas superinis, lenktynininkai visi su, kaip sakyti, ilgutėlė biografija nuo kartingo laikų, o dabar čia toks studentų kolektyvas atvažiuoja. Pasižiūrėjau, ne pirmi metai, ir ne antri, ir ne treti, ir kažkaip tai buvę jie ir antram dešimtukė, ir trečiam, ir nelabai jiem ten kažkaip sekėsi, bet tikėkime, kad šiemet komanda numeris 27, Kauno technikos kolegija KTK Racing, Augustas Kedra, Mantas Bacevičius, Jonas Ramanauskas, ir smagu, kad tarp vyrukų vietą užsitarnavo Emilija Ulvidaitė, kuri yra viena iš 4 šios komandos vairuotojų. Galvoju, dabar merginų, kiek mes turim? Nelabai daug. Šie metai nepasižymė. Tokie nelabai moteriški. Viena etatinė dalyvė šiemet taps strategija. Kiek žinau, mes tą komandą irgi netrukus pamatysime. Bet kas liečia merginas, jeigu jau prakalbom, tai iš tikrųjų aš labai, žinok, taip spėčiau, kad kitais metais mes pamatysime didesnę gausą merginų, nes aš žinau, kad jos treniruojasi ir važiuoja. Ir tikrai, galbūt dar ne kitais metais, gal dar kitais metais, bet moteris taip pat yra sutinkamos vis dažniau autosporte. Ir žinant, kad jos yra labai tvirto charakterio ir labai atsakingos, na, ne taip kaip vyrai. Jo, nes vyrai, kažkaip taip. Nesijungia, tai truputėlį pastumsiu. Aš neatsimenu, pas kurią komandą būdavo prie pavarų perjungimo, ten kur dėžės, nesekvencinės, pavarą 3 pirštais. Aš nežinau pas ką, pas Survilaitę. Pas Joaną buvo? Pas Joaną Survilaitė buvo, kai, man atrodo, ten dingo jai bėgi ar kažkas, tai buvo. Aš neatsiminsiu kas, bet turbūt pas Joaną. Čia irgi 2012 metai. Jo, tai mes čia dabar Emiliją Ulvidaitę kviečiam. Mielas kolektyvė, jaunime. Emilija, būsi pagrindinė kalbėtoja. Prašom, arčiau. Tai aš dabar tokį istorinį, kaip sakyt, klausimą. Kaip turbūt prieš kokius 3 metus jūsų Kauno technikos kolegija debiutavo, tada sakėt, kad čia dėstytojai atrenka pačius geriausius, perspektyviausius, kas ten 10 gauna iš 10 ir panašiai. Kaip dabar šių metų, kaip jūsų komanda susiformavo? Emilija už gražias mėlynas akis, noriu pasitikslinti, ar jinai visiems vyram duoda po 3 sekundės ant rato, kaip sakoma, parūkyti? Tiesiog čia susirinko vis vairuotojai, kurie nori kažko pasiekti. Ir tau šito vyriškai kompanijai viskas gerai. Jo, džentelmenai viskas. Tai ir geriausia. Man atrodo, kad kolega norit kažką jau dabar tarsi žodį. Aš prieš tai klausimą, ar Emilija užveš visiems, tai manau, kad taip, nes kartingos jinai tikrai puikiai važiuoja. Mes visi jau tokie truputį senesni, tai kartingos jau dabar visi gautume nuo jos, o šiek tiek reikia dar iš savo pusės biškai pagaidinsim, kadangi aš pats jau čia man 4 startas šitose lenktynėse,
Tai per treniruotės truputį pasidalinsim patirtim, bet iki lenktynių tai nebejoju, kad bus greičiausiai iš mūsų, tai arba bent jau bus lygiai. Aš labai norėčiau galbūt pakalbėti apie jūs kaip komandą. Mano akimis jūs esat ta komanda, kuri kiekvienais metais atneša naujų vairuotojų ir palydi juos į tolimesnės karjeras. Ar tai yra tiesa? Manau, tai taip, tikra tiesa, vis kuo daugiau ir studentų ateina į Kauno technikos kolegiją, iš kurių išugdo ir gerus technikus, ir gerus lenktynininkus. Tai yra nauja komanda, vėlgi šiais metais. Kažkurie važiuos iš šių pilotų, jau antrą kartą matau. Trečią, ketvirtą? Jaudulys yra? Tik per pirmą, sakyčiau, prieš pirmą startą buvo kažkiek, jau pripratau. Supratau. Kolega? Nu, su jauduliu jau aš moku susivaldyti, su šitą pačią mašiną važiuojam BMW 325 taurėjai Baltijos šalyse, tai čia kaip tik mano mašina, tai aš kažkaip prie jos pripratęs, o kolegom turbūt bus pirmas startas su šitą mašiną šiemet, tai nu, su jauduliu jau mokam susitvarkyti. Žinot, ką reiškia mėsmalė starto metu ir kaip išvengti kažkokių klaidų, ne? Jo, jau kas bet kapas tą parodo. Suomijoje turėjom visiškai mėsmaliai, paprastai būnam pirmam penketuke, tai stengiamės išvengti jos, bet Suomijoje biškai buvom antram dešimtuke, tai turėjom mėsmalės nemažai, bet gerai, gera patirtis prieš šias varžybas. Aš norėčiau, kad vengtume tos mėsmalės, neaplankytų jokie techniniai nesklandumai ir bėdos ir palinkėsiu jums kuo didžiausios sėkmės. Ačiū jums, kad esate, kad važiuojate ir kad auginate sekančią kartą lenktynininkų. Ačiū jums. Galim paploti. Paplokit Kauno technikos kolegijos komandai, kuri irgi tokie jau beveik etatiniai, nesakysi senbuviai, bet be jų ko gero lenktynės neturėtų dalies savo žalį. Bet atsimeni, Saulenė, prieš kokius 3 metus mes taip lengvai, su tokiom lengvom pašaipom, tai ar studentai pasiruošė. Kad ką čia pirmas kartas, nieko nesigaus, o žiūrėk. Naktį ruošėsi. Iš golfo peraugo į BMW, važiuoja ir Baltijos taurė ir viskas čia gerai. Ir smagiausia, kaip ir tu sakai, kad jeigu išleidžia į tuos platesnius tarptautinius, netgi vandenis, žmonės, kurie pradeda karjerą dar būdami Kauno technikos kolegijos studentais, paskui jau žiūrėk, tęsia viską toliau ir siekia naujų pergalių. TC5 Audi S4 Tarzanija Racing, kurie taip pat nėra naujokai ir yra matomi Aurum 1000 km lenktynių trasoje. Ir čia Karolis Bledis, Evaldas Baciuška ir Tomas Isiūnas. Aš galvoju, tai Evaldas Baciuška su Roku Baciuška čia kažkokį... Ne. Čia kaip ir Paulauskų pilna, tai lygiai čia taip pat. Bet žinai, Vasiliauskų daug driftė, Baciuškų daug žiedė. Čia kažkaip pasiskirstęs tom pavardėm. Ir to pasižiūrim praėjusių metų protokolas, Tarzanija. Jokauja komanda, jau matau iš karto, kad nusteikimas bus, sako, jau ieško policija, jau viskas. Nu, jie, kaip sakyti, užpernai jie buvo 17, 55 numeris, pernai 35. O, ir ten ratų tai buvo ne kažkiek nuvažiuota. 140 ir viskas kažkaip tai pernai baigėsi. Arčiau. Dar vis šypsai. Aš jau žinau, kad šita komanda, jeigu ką, apgins Audi garbę. Jeigu nors dvi Audi, netyčia kažkur tai. Mes būna ištraukiam tuos kvailus juokelius iš kišenių, žinai, prezentacijos metu, bet su jais tu čia nepajokausi ir apie tą Audi nepajokausi. Ir beje, galim prisiminti, kad Audi, kur irgi buvo raudona, jeigu neklystų juoda, o 2005 metais, mūsų knygutė rašo, tapo nugalėtojo. Tai klausykit, Tarzanai, ateikit čia, mes jums duodam vieną mikrofoną. Ir aš žiūrėjau tos protokolus pernai užpernai, tai kažkaip ko gero rezultatai norėjusi, kad būtų geresni, ar prisimenat su skauduliu tuos 2 pastarųjų metų sezonus, ar ten viskas normaliai buvo? Nu, turim skaudulio, bet mašinos supažinimas vis tiek turėjo būti. Pirkta mašina nauja, pritaikyta ne tam disciplinai. Buvo sprinto varžybom. Žiedas, pasirodo, iššūkių daug sukėlė šiam automobiliui. Tikiuosi, kad susipažinom, išgaudėm
nesikartos. O tai didžiosios problemėlės, kaip sakyt, po pirmų 500 km atsirado ar netgi anksčiau pernai? Po valandos. Gal Jeigu nepaslaptis kas? Ar ten jų buvo daug? Kompresoriaus detalė. Teplą išleido vienas. Ratai varomi visi 4 čia pas jūs, ar ne? Žinoma. Tai jūs irgi į tą dangų žiūrit ir laukiat, kad būtų lietaus ir kuo daugiau. Bus kaip bus, mokam visai važiuoti. Ir šlapiai, ir sautai. Vėl diplomatiškumas, kuklumas, turit audinę su 4 varomais. Bus lietaus. Los Patrankos 2004 metais su RS4 buvo nugalėtojai bendroje įskaitai. Come on. Jei važiuos, tai dėsim. Šnekam normaliai. Kalsit laikų. Jei važiuos, dėsim. Realiai laiku, Evaldai. Prašom, duokit Evaldui mikrofoną, jisai bent jau nieko neslėpia. Aš nieko neslėpiu, aš neturiu ką paslėpti. Ne, tai patikėkit jūs manim, lietus tai 100%, o Quattro. Evaldai, esi važiavęs su šia Audi Lietuje? Kodėl jautiesi? Čia yra kitas klausimas, bet treniruotės, aš manau, irgi bus šlapios, tai pasitreniruosim. Sauso tai važiavam daug, bet šlapio ne, bet ką, jinai taip pat čia yra šlapio ir ant sauso, taigi Quattro. Ant sauso jau, gerai, kaip bus lenktynių diena, mes pamatysime, bet kol kas prognozės labai yra jūsų naudai. Aš jau kalbėjau, kad ten jau prognozės tie, kurie varomi priekiniais varomais ratais, jiems jau yra geriau, o jums tai iš viso paska. Viskas bus kaip nežinau. Aš nežinau, čia gal išduosiu paslapti komandos, bet mes jau 3 metai laukiam lietaus ir sakėm, kad nieko nekeisim, nieko nedarysim iki tol, kol nepravažiuosim Lietuje štukos. Aš atvažiuoju vakarą. Tai ką, sako, atvežė į Lietų? Va, Evaldas, prašau. Aš prašiau. Svarbiausia yra surasti, kas kaltas. Taip, Tomai, ačiū tau, Evaldai. Tomai, kas ten per juokutis, kas čia per inside joke'ai? Džiaukai, insight. Taip, Evaldui iš tikrųjų dar neteko važiuoti su šitą Audi šlapioj trasoj, bet aš nebejoju, kad jisai susitvarkys, nes šis automobilis tikrai nedaug skiriasi šlapiom sąlygom važiuojant ir sausom sąlygom. Taip, stabdymo taškas yra toliau, bet įsibėgėjimo prasme tai automobilis labai stabilus esant slidžiom sąlygom. Ant vieduko jūs kilsit greitai. Leistės irgi greitai. Aš nežinau, aš kaip komentatorius laukiu jūsų pasirodymo. Tikrai labai laukiu, kaip jūs vieninteliai su 4 varomaisiais. Taip, bet nereikia nuvertinti ir kitų komandų. Visi turi tam tikrų savų dalykų ir kiti turi daug patirties. Gerai, prasidėjo diplomatija. Viskas, paplokim Tarzanį. Ačiū Jums. Ačiū visiems. Klausykite, kolektyvas, paskutinis klausimas. Aš iš radio reklamų Tarzanijos, jeigu bus ta vieta, kurios noriu, tai bus tas... Tai mes šitą lauksim šeštadienį po finišo. Ačiū Jums. Ant scenos, gerai? Per apdovanojimą. Ačiū, kad pakėlėt nuotaiką ir pasimatysime jau rytoj Dynamit Super Sprint ir žinoma taip pat. Jie Super Sprint irgi čia turi, kaip sakyt, gerų kozirių. Evaldas tai Max, aš nežinau, įsimiegojo jūs ar kas, bet Evaldai panašus su tavim ir linksmiausia. Tikėkime, ir lenktynės bus ramios, geros, greitos ir Tarzanija Racing kils ant prizininkų pakilos. Linkiu jiems to, žinoma, gerą pasirodymą ilgų distancijų lenktynėse jau šeštadienį, pagrindinė lenktynių diena startas, 12 val. Ir jeigu Tarzanijos mes turėjom, žiūrėk, kolektyvą, kiek personalo, kiek mechanikų, kiek komandos, tai dabar ateina komanda, kurioje vienintelė šiemet yra viso labo 2 žmonės, kurie dalinsis tas, nežinau, 8, 9 ar kiek ten tų pamainų gausis, ar visas 10 prie vairo, tai yra Payray Powered by EP Bar ir Ernestai Globytį. Mes patikėjom komandos kapitonės tą, kaip sakyt, ieško policijos lapuką, o broliai Vygandas ir Mindaugas Urbanai turės kažkaip tai išdėlioti strategiją tam, kad finišuotų sėkmingai. Tik pašnekėjome apie moteris autosportę ir turbūt geriausia tą atitikmenį, ką mes ir kalbėjom apie turbūt tą tokį ryžtą, užsispyrimą, tikslų siekimą ir laikymosi tos, nežinau, tos technikos, tai Ernesto Globytė komandos vadova, Vygantas Urbonas ir Mindaugas Urbonas čionai bus 2 šios komandos pilotai. Jeigu tu atsimeni gaisrą BMW automobilyje, techninis projektas Vadviada vadinasi tada, tai čia ta pati mašina. Čia tie patys 2 broliai, vienas nuo 14, kitas nuo 15. Nu tai ką, braliukai, sveiki. Ernesta, malonu, kaip tave matyti, duodam komandos bosiai
Ar jie tave ar tu juos čia dabar surinkai į kolektyvą? Kaip čia viskas vyko? Iš tikrųjų, tai jie mane surinko į savo kolektyvą, nes kadangi šiais metais nestartuoju pati už vairo, tai pasinaudojo vyrai progą ir nori būti apriekti, tai patys kalti. Bet sudėlio dabar dviem vyram, ambicingiam, tvirtiem, pamainas, žinant, kad bus arba šlapia, arba karšta, arba ir tas, ir tas. Kai turi keturis, tu gali rinktis dabar, arba vienas, arba kitas brolis. Jo. Tai taip, irgi Bet reikės. kai vieną pasirenki, kitas turi palsėti 50 minučių ir ne kitaip. O, prašė vaiką pakelti, viskas. Pas tave yra planas A, B, C, nesvarbu, kad pasirinkimas yra vienas iš dviejų. Yra, aišku, daug planų, bet kaip be būtų gaila, nelabai daug turiu vietos strategijai, nes iš tikrųjų, kaip sakėt, arba vienas važiuoja, arba kitas, jie neturi teisės pavargt, susižeist arba blogai pasijaust, nes biletenio negau šitoj vietoj. Kokios rimtos paraiškos. Neturi teisės. Mes iš Ernestos atimkim kol kas mikrofoną. Mindaugai, tai kol Vygandas laiko savo atžalą, jūs patys, kai jie būtų sugalvoję, kad varo dviese. Gerai, Giedrių Notkų su kompanija paleidot į Poršų vandenis, ar ne? Kurio galvoje kilo mintis, kad galim važiuoti dviese ir pabandom važiuoti dviese ir galų gale, važiuojam dviese. Manau, abiejų, tiesiog bendraujant, kalbantis apie šių metų planus, sudėliojom, kad komanda biški pabirėjo, sakom, reikia naujų iššūkių, naujas iššūkis įveikti lenktynės dviese. Geriausias jūsų, šitos, kaip sakyt, komandos, šito automobilio rezultatas buvo 6 vieta absoliuti, ar ne? Taip, tikrai taip. Šiemet į tą top 10-uką prasimušt, kaip sakyt, labai daug prastumdyti reikės tų varžovų, kuriuos mes jau matėme, bet turit ambiciją vis tiek į top 10 arba kažkur ten? Ambicijų tai visą laiką turim, o stumdytis reikės labai stipriai, norint verštis į priekį į 10-uką, bet, kaip sakant, pamatysim. Po lenktynių bus lengviau atsakyti. Vygandai, koks rezultatas būtų, kaip sakyt, geras, kad šeštadienį to, kaip sakyt, EP baro drinko išgertumėt ir atstatytumėt baterijas, jau taip su gera nuotaika? Tai siekimybė, žinoma, pirma vieta klasiai. Ir kaip ir ką tik kalbėjom, top 10 prasibrauti tikrai norim. Jeigu bus lietus, Ernesta, čia jums pliusas ar šlapia trasa ir mažesnis tas maksimalus greitis? Kitų komandų, kurios gal ir arklių turi daugiau, ir pasirinkimo vairuotojų didesnį, ir strateginių ten tų viražų daugiau. Kiek žinau, šitie mano vyrukai visai neblogai moka elgtis ant lietaus, bet to priekis ar galas automobilio, kai daug kas kalbėjo, kad su priekiu varomu yra gerokai lengviau ant lietaus, manau, kad tai irgi nebūtinai, o plus šis automobilis turi ABS ir traction kontrolės, tai lietus tik į pliusą. Su visom elektronikom ir važiuojat, ne? Nieko neatjungiat? O kodėl ne? Ne, ką aš žinau. Žodžiu, pasiruošę viskam. Negaišinam ko gero. Pamiegokit, išsimiegokit, nes poilsiui to laiko daug tikrai nebus ir linkim ko geriausios sėkmės. Peiriai komanda ir dviese, broliai Vygandas ir Mindaugas Urbanai ir Ernesta Globytė, jų komandos strategija. Pasimatom rytoj Vytauto gatvėje. Na, po to jau viskas klostysis taip, kaip klostysis. Pasižiūriu. Bet kokiu atveju kažkas bus. Jo, tai jau kažkas bus ir komanda... Jų klasė yra SP4 ir šitoje klasėje 5 komandos, taigi dėl vietos ant garbės pakilos bus su ko kovoti ir reikės pakovoti. O, čia ateina kaubojų kolektyvas su homologuotais šitais, nuskaičiau, sombrerais, ne sombrerais. RC Cola Racing Shaked by Texaco ir vien ir pavadinimas Shaked jau smagiai skamba, o ir komandos apranga skamba tikrai. Atrodo, net neskamba, atrodo labai smagiai. Ford Mustang. Shelby Mustang. Atleiskit, dovanokit, 1000 atsiprašymų. Shelby yra kur kas geriau nei Ford, žinai, tai tikiuosi, ant manęs dabar pykčio visą savaitgalį nelaikys. O tai čia klaidelė, ne? Kokia registracija? Panašu, kad taip. Tai reikės nuėti pasakyti sekretoriatui, kad jie startuoja beje TC5 klasėje kartu su Tarzanija ir bus... Jeigu aš neklystu, 2 komandos, kurios kaposis būtent dėl tų apdovanojimų šitoje klasėje. Pernai irgi komanda dalyvavo. Šiųmetinė, kaip aš suprantu, dieta davė rezultato, nes šitas Shelbys šiek tiek tai sukūdo, nebe toks sunkus. O dabar žiūriu rezultatą praėjusių metų.
Na, kol žiūri rezultatą, tai pristatysiu komandą. Komandos pilotai Aurimas Eidžiūnas, Eugenijus Latkevičius, Matas Valiulis ir Mindaugas Varža. Komandos vadovas Antanas Kanopkinas. Prieš metus Aurimas irgi buvo šitoje komandoje, Eugenijus Latkevičius buvo, Darius Besevičius ir Vilmantas Pupis. Jie pernai finišavo 22 bendroje įskaitoje. Tai šiek tiek korekcijų, bet nedaug ir vėlgi žmonės, kurie ralyje važiuoja, kurie praėjusią savaitgalį Žemaitijoje varžėsi, o dabar štai, be to Aurimas yra ir ralių organizatorius. Ir dalyvis. Ir ralistas. Ir pasižiūrėsim, kaip jiems seksis, vat būtent šį savaitgalį Palangoje. Vienas garsiausių automobilių, jeigu mūsų operatoriai baigė savo misiją, tai kolektyvas su elegantiškom skrybelėm kviečiam matyti čia. Ai, tu čia būsi vienintelis kalbėtojas? Atstovas spaudai. 1-2. Turit kokį nors surepetavę iš tų skrybelių nusijėmimo? Reveransą kokį nors. Tai repetuosim, kai jau reikės lipti automobilį. Anksčiau laiko, kaip sakant, nešokam. Prieki traukinio. Klausyk, kai turi tokį Shelby, tai ar ten, kiek ten viešoje erdvėje buvo, kad 150 kg ten palengvinot? Tai 600. O, aš noriu sakyti, kad dėl 150 ar čia reikėjo vargti, čia kai arklių tiek, tai ar čia plus 150 ar minus 150? Tai tiek arklių yra irgi tik ant dokumentų. Ir dar arkliai tokie kokie pusiau mustanginėje, ne? Nu, amerikietiški. Ten reikia dauginti iš kokio koeficiento ar dalinti? Tai vat, kaip ir Amerikoje, viskas yra stipriau, galingiau, garsiau. O kiek galonų jūsų tas benzino bakas tada pasakyk? To va čia jau vieša paslaptis bus. Žinai, kodėl lengvesnis? Buvo Ford Shelby, dabar liko tik tai Shelby, tai tas svoris automatiškai ir krenta. Nu, tai čia viskas dėliojas labai paprastai. Gerai, papasakok truputėlį plačiau. Tai kiek mes turim arklių konkrečiai šiame automobilyje? 530, šiaip viskas parašyta ten, 530, paskui yra va tokie va dideliai stabdžių diskai. Iš Ukrainos, ne irgi? Yra du duslintuvai. Yra visokiausi difuzoriai ir spoileriai pridėti, sukonstruoti. 120 litrų degalų bakas, tuomet yra vairas, yra bėgiai, pedalai yra, dar visokiausi. Vat gaila, kad magelį išėmė. Magį išėmė? Taip. Šakės. Gera buvo amerikietiška. Ar taip to mago nesigirdėtų? Turim atsarginį dar Fordų, tai jeigu pritrūks nuotaikos, tai iš tenai įsidės. Bet žiūrėk, kai yra parke ten krūva BMW, krūva Porsche, tai kažkaip tai, jeigu reikia... BMW? Nu jo, tai sakykim, tai jeigu prireikia detalės, pats neturi, tai nueini pas kolegą. Kiek jūs esat pasiruošę... kaip sakyt, galimiem remo, ar jūs viskam pasiruošę? Mes atsarginių detalių neimam. Mes imam atsarginį Shelby. Jeigu ką, paukosit kaip donorą, ne, ir... Taip, nu lipdukus perklėsim ir važiuosim. Taip. Rytoj įmat pirmą taurę, ne, ir per super sprintą? Super sprintas prasidės jau šiandien vakare ir tęsis iki šeštadienio vakaro. Taip. Tai susitinkam šeštadienį vakarė, tada būkit surepetavę tą kažkokią tai kepurinę. Pasitreniruokit reveransą kažkokį, kai pakalbinsim kitą kartą, jau tikimės, mes iš jūsų tikimės ir laukime, tai linkime jums sėkmės. Ja, komanda su ko gero geriausių nuotaikos užtaisų. Ir dabar atvažiuoja, jeigu mes čia turėjom klausimą, bus Lambo ar nebus, tai dėl antro nėra kol kas garantuoto atsakymų, kuris mūsų sąraše paskutinis. Bet vienas tikrai yra Ignera NBS Circle by Dynamit. Dynamitui su visais pačiais geriausiais ketinimais Palanga kol kas nėra tas miestas, kuriame būtų sekėsi anksčiau. Dažniau nesisekdavo, negu sekdavosi. Bus šiais metais laužomi standartai ir iš šypsenų jau matau, kad vyrukai tikrai nusiteikia ir žino, kad viskas bus gerai. Tuo mes ir linkime jiems, automobilis tikrai yra vienas, greičiausių Baltijos šalise, tai tikrai. Pernai analogiškas laimėjo kvalifikaciją, ne, jeigu dabar aš viską gerai atsimenu. Tai Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo 2017 metai, 5,2 litro variklis ir GT Open klasė. Aš žinau, už ką Darius Jonušis skiria pro tą ženkliuką kategoriją ir prievolę pralaukti paskui sekundę rate.
už tai, kad Aivaras Pyragius šios komandos narys yra 2005 metų laimėtojas su Los Patrankos Printeros komanda. Žmogus grįžtantis į didįjį sportą, kaip sakyti, jau su savo vardu. Karolis Getgaudas, Rokas Steponavičius, vis tiek mes vadinsim komandą, tai paprašiau matyti Dinamitų, su visa pagarba ignerant BioCircle komandai, bet Mantas Matukaitis yra tas žmogus, kuris, ko gero, važiavo su vienu, kitu, trečiu, bandė važiuoti su ketvirtu, bet nuo šio sezono Lambo yra jų komandos transportas, lenktyninis transportas ir gal, reikės Manto paklausti, kelintas čia kartas čia turėtų nemeluoti. Paklauskim pačią Mantą, tai leidžiam baigti nusifotografuoti su medija atstovais, fotografais ir pakvieskim arčiau, paklausim, kelintas kartas, jeigu aš neklystu, berods 8, galbūt 9, plius minus, nežinau, tiksliai, kad pradėjo su trečiosios serijos BMW E6. Labas, tau pirmas, man tai pagrindinis mikrofonas. Pradėjau su Žiguliu, o šiais metais yra 10. Bet su Dinamitu. 10 jubiliejinis. Su Dinamitu su BMW, taip. O man tai, kiek iš tų 9 buvusių buvo nefinišuota? Atsiprašau už... Šitos temos neliečiam, šitą temą baigta, šiemet finišuosim. Viskas. Klausimas uždarytas. O, gerai. Ambicija, kad visas šitas kolektyvas pakeltų Dinamito taurę šeštadienį vakare, top 3, top 5, top 1 ir ne kitaip. Su tokia mašina ir su tokia komanda, ko gero, kalbėti apie top 10 vargu, ar čia jūsų tikslas? Mes taip skaičiavom, kad yra kažkur tai pagal automobilius, aišku, kažkur yra apie 8 pretendentai realūs į top 1, sakykim taip. Save priskaičiavom prie jų, tai viskas turbūt priklausys nuo sėkmės. Ir pernai metais mes jau finišavom, tai ta sėkmė jau kyla į viršų grafikas, tai reiškia šiemet viskas bus labai gerai. Komandos pro vairuotojas Aivaras Pyragius, šių lenktynių nugalėtojo titulą savo pergalių kolekcijų turintis, nusijėmė šalmą ir pasirodęs, kas kitas simreiseris, ne? Tai Aivarai, kaip tau čia sugrįžus į Palangą? Kokios, kaip sakyti, emocijos, kokie jausmai, kiek metų tavęs čia oficialiai nebuvo? Aš tai net galvoju, kad 100 metų nebuvo manęs. Tai. Aš ir galvoju, beveik 100. Žmonės, tai žiūri, žmonės nieko nepažįstu, atvaikštų toks vienas, žinai, atrodo kaip čia visiškas naujokas tam sporte. Tai. Bet ant kokio simuliatoriaus praminį tą dabartinės konfiguracijos trasą? Jo, sekmadienį nuvažiavau pas Karolį Jovaišą, tai atsiminiau, į kurią pusę posūkiai. O ten simuliatoriui dabartinė konfiguracija jau tokia? Jo, dabartinė. Jo. Tai kur suk, žinau, čia svarbiausia, o... O stabdyti nereikia, kaip sakyt, bailiam mane tas prietaisas? Pasakysi, žinai, kaip kada, žinai, tai va, o šiaip tai nieko, komandos draugai čia daug važiavę, tai per treniruotės teks mokytis iš jų, pasižiūrėti datalogingą, ką jie daro, tada bandyti prisitraukti prie jų, o paskui žiūrėti, kaip bus. Tai. Aš galvoju, ar Rokas čia sustrateguotų labiau, ar kaip sakyt, ar visos vis tiek gijos Manto rankose? Aš truputėlį užbėgsiu įvykiam už akių, kol nepamiršau klausimą. Aivarai, kodėl tu dabar meluoji, kad tau reikia iš kitų komandos narių mokytis? Čia jo tokia rolė komandai. Mes visi tikrai žinom, kad Aivaras yra vienas greičiausių pilotų, bent jau pastaraisiais metais diktavęs rekordus. Pastaruosius 50 metų vienas greičiausių pilotų. Ir dabar sako, reikės mokintis. Na, nežinau. Čia gal slaptas tavo tokia taktika, žinai, kad... Ne, aš esu visiškas realistas, nes, kai nevažiavęs tiek metų Palangos trasoje, aišku, daug kas sako, kad Palangos trasa tai yra visiškai lengva, paprasta, čia bet kas gali važiuoti, tai toli gražu ne. Tai yra didelis iššūkis privažiuoti kuo arčiau padangų, prisileis padangas kuo arčiau. Ir aišku, su ta trasa, kaip sakau, yra problema arba padangos per arti, arba per toli. Tai va tą reikia prisišaudyti tą tarpą ir aš tikrai senai važiavęs, dėl to laiko užtruks, kol priprasiu prie trasos, prie visos specifikos. Kas komandos visas strategijas lems vis dėl to? Mindaugas Valiūnas visą strategiją spręs ir jau ne pirmi metai jis yra komandos vadovas. Tai vad ką paruošiai, naujas automobilis ar ne, komanda, irgi galima sakyti, naujai surinkta,
Pilotai turėjo kai kurie iš jūsų kažkokių sveikatos truputėlį problemėlių, ar ne, bet mes tikimės, kad jas pavyko išspręsti. Misteris Šypsena Karolis Gedgaudas, tai visą laiką nuotaikai, visą laiką juokiasi, viskas yra gerai. Tai kas yra paruošta, ar sustrategavai viską iki galo, iki paskutinio taškelio? Jo, tai turbūt strategijos šiandien nei vienas iš komandų vadovų nenori atskleisti, tai daug neišsiplėsim, bet tą strategiją iš tikrųjų diktuos oro sąlygos, kurios panašu bus permainingos šeštadienį. Tai tam ruošiamės, o labai tikimės, kad sėkmė veidų į mūsų atsisuks šiais metais, tai va čia yra labai didelė dalis. Tai ačiū labai dinamitui, na jūsų kitaip ir nepavadinsi. Ar gali paploti jiems ir tos sėkmės kažkaip tai plojimais? Tikrai atsisuks į veidą šį savaitgalį, na mes tikrai to tikimės ir jinai su tokiu automobiliu, su tokia ekipa pagaliau turi kažkas įvykti gero. Ja, ir jeigu mes sakėm, kad buvo vienas karščiausių automobilių, atvažiuoja dabar vienas garsiausių automobilių ir tai yra mūsų svečiai šiaip jau iš Suomijos, kurie važiuoja su estiška licenzija ir tai viena iš tų jau jam komandų, kurios mūsų lenktynėse bus dvi. Tai na, jeigu pilnas pavadinimas, tai turėtų būti KSB Racing by jau jam. Tai labai smagu matyti tokį garsų ir ryškų automobilį, svečių automobilį, kuris atvyko Iš esmės tai yra iš Suomijos. Pilotai atvykę, nors komanda yra užregistruota kaip estų. Kaip tu manai? Aš manau, kad čia yra Suomija. Bet parašyta, kad estai. Bet Suomija ir estai, žinai, ten jau kelias valandas keltų. Jau estai jau lygiuojasi į Suomius, estai seniai nebesiligiuoja į Latvius ir Lietuvius. Ir kalba lyg ir tai panaši, tai panašu, kad viskas bus gerai. Ir jungtinė komanda, galima taip sakyti, ne Mustang, o MAD, tai MAD, pasiutęs stangas, nežinau net kaip lietuviškai versti, bet tai praeitų metų realiai turbūt visų dėmesį sutrauks taip pat komanda, labai techniškas Mustangas, vos ne improvizuotas automobilis, kūryba pačios komandos. Mes galėsime prieiti su kamera, šiek tiek parodysime ir kaip tos durelės atsidaro ir kaip atrodo visas kokpitas. Tai iš tikrųjų įspūdingas Mustangas, kuris čia besivaržantis GT Open klasėje, taip? SP4, atsiprašau. Taip, SP4 klasė ir vien skamba įspūdingai variklio darbinis tūris. 7 litrai. Praeitais metais mes irgi su jais kalbėjomės, kol jūs kažkaip užsiregistravot GT Open klasėje. What? How it can be? Šiandien jie matome SP4 klasę, Estijos komanda ir taip pat čia jų pilotai Raimo Kaseli, Magnus Kolin ir Marku Blomqvist. Tikrai taip. O komandos vadovė Gunilla Lindqvist. Tai panašu, kad tai mes turime ir šeiminį tandemą komandoje. Smiles on. Come here. Great car. Once again, we are pleased that you are here. Please welcome here next to me. How does it for you? Second race for Aurontum? Yeah, second race and hoping more. Hoping more? Yeah. With the same car? Yep. Can we a little bit show car with the camera? Because it's very interesting, Mustang or Mustang? Mustang, but you're calling Mustang. So it's correct? Like this? Please. The doors, just like that. Your cars is looking a little bit like NASCAR. It's your improvisation? This is American made with Hove and factory made. It's a very heavy car and it's very unique car. What is your plans to be in the all participant list and by the final table? I hope in 5. In 5th place? 5th. I hope better. You hope better? Of course. Last year you was? Own class 2 and totally 7. Okay, so it's 5th class, 5th position for you is very, very close. I'm wishing good luck to you. Guys, smiles on. Thank you. I have one question. Sorry, guys. I have one question. So we have in the forecast the chance of rain, yes? I don't see any window, side window. What you gonna do? Well, that's not an issue. The rain's not the problem. We hope that's not raining. We hope so too. All right, good luck, guys. Nice to meet you here in Palangin, Lithuania.
We wish you good luck and please applauses to our guest from Finland. Nusakyk, ką nori, geras. Tikrai geras, bet mes televizijos žiūrovams, tie, kurie stebi TV3 Play, išversime tai, ką čionai ką tik kalbėjome su suomiais. Tai dar kartelį, būtent apkalbėjome jų pasiruošimą praeitais metais. Jie buvo 7 bendroje įskaitoje, šiais metais jie planuoja į 5 poziciją, varžosi šiais metais SP4 klasėje. Nuotaikinga komanda ir tai yra visiškai improvizuotas Mustang automobilis, paruoštas SP4 klasiai ir patys matėte, kaip durelės atidarinėjote, patys matėte, kaip atrodė visa konsolė automobilio ir Laurinas Simonavičius paklausė taip pat, ką jūs darysite, nes langų nėra. Tai jų atsakymas buvo paprastas, mes tikimės, kad nelys. Na, pažiūrėsime, kaip ten atrodys viskas lenktynių dieną, orai pragmatiški Lietuvoje, dar viskas gali pasikeisti, o mes dabar jau pakalbėsime apie estus. Na, estai, suomiai, estai. Bet dabar... Viskas tikrai yra labai arti vieni kitų ir dar viena komanda, tai yra Jaujam komanda su BMW E36. M-kės variklis, 3,2 litro. Ir panašu, kad vyrukai irgi taip pat labai linksmai nusiteikę yra. Kuo puikiausios nuotaikos, atlieka fotosesiją ir, na, apie pačius pilotus aš labai informacijos daug ir nematau. Informacijos apie juos daug ir nereikia, mes žinome, kad jie pravaržėsi praeitais metais, pasirodė tikrai neprastai ir šiais metais jie kažkaip paliko, sakė, tokius nedabaigtus kažkokius tai planus Aurum 1000 km lenktynėse ir stengsis šiais metais juos užbaigti. O kaip jiems seksis ir kokios jų pačių prognozės, mes visai netrukus sužinosime. Dar kelios akimirkos, na, pabandys gražiai nusifotografuoti, žinai, pataikyti kadrą, nesijogdami, nemirksėdami ir panašiai. O mes jums, mėly žiūrovai, kur dar liko kelios komandos, mes norėtume jums pristatyti tai, kas mūsų laukia visas šias dienas, nuo šiandien iki pat šeštadienio finišo. Tai dar kartelį, jūs šiandien stebėjote su mumis techninė bei administracinės komisijas ir, žinoma, komandų pristatymus. Taip, kalbant apie rytojų, tai nuo 10 valandos iki 1 Aurum 1006 km lenktynių paradas į Palangą ir super sprint rungtis, kaip ir įprasta Vytauto prospekte. Tai jau tapo tradicija. Nuo 11:45 pas mus prasidės Ultimate Drag kvalifikaciniai važiavimai. 12:10 kelsimės į trasą ir bus Porsche klubo Lietuva važiavimai mūsų pagrindinėje improvizuotoje trasoje kelyje į Klaipėdą Kretingą. Na, o visiems žiūrovams norintiems pasivaržyti slalome, tai techninis žiūrovų slalomas kvies visas dienas, bet jų pirmosios registracijos pirmieji važiavimai nuo 13 valandos. 14 valandą pagrindinės Aurum 1006 km lenktynių treniruotės prasideda nuo 2 valandos jau rytoj, tai bus tikrai įdomu. Automobiliai pirmą kartą šiais metais išvažiuos į trasą 23 kartą pirmiesiam savo treniruočio važiavimams. Na, o 21 valandą didžiojoje scenoje mes apdovanosime pačius stipriausius dragerius Ultimate Drag varžybose. Taip, bet prieš tai kelsimės į pagrindinę 1006 km lenktynių trasos dalį tiesėje, kur nuo 7 valandos vyks drago finalai. Tai va tokia programa. Penktadienį Liepos 15 dieną techninis žiūrovų slalomas, taip pat visiems norintiems. Nuo 10:30 iki 10:50 bus finišas Olibet 108 km moterų iššūkiui ir dinamit su 100 000 metrų 1 km mechanikų bėgimo lenktynės jau tradiciškai vyks Aurum 1000 km lenktynių pitwalk trasoje. Ir Aurum 1006 km lenktynių treniruotės ir po jų iš karto lenktynių kvalifikacija ir tarp jų mes turėsime ir istorinių automobilių seni kibirai pasirodymą bei, žinoma, jau Super Pole nugalėtojų apdovanojimus. Na, o šeštadienis pagrindinė lenktynių diena. Ir prasidės nuo techninis žiūrovų slalomui, žinoma, Aurum 1006 km Powered by Hanguk lenktynių startas nuo 12 valandos, bet viso to eigoje mes taip pat stebėsime Audio Freaks Lietuva Decibel drago varžybas istorinių automobilių asociacijos Nikibirai pasirodymus, taip pat turėsime Memel Motor Fest, Stens kultūros ir skirtinių automobilių pasirodymo paradą, taip pat jie bus matomi taip pat čianai ir, žinoma, apdovanosime ir Decibelų drago varžybų finalą. Ir apie tai ir dar daugiau mes papasakosime iki pat lenktynių finišo, kuris preliminariai yra matomas 9 valandą. Taip, o startas pagrindinis lenktynių šeštadienį prasidės 11 valandą ryto. Nuo to tarpo, kol papasakome apie programą, jau matau, Jaujam komanda yra pasiruošusi, guys. Welcome here.
It is a pleasure to meet you today. Why are you alone? Why is your team is not coming here? Please, Tell come me. on, guys. Come on. They are busy Why making you're- the world better place to other drivers, but they will be here. The faces is better for the race. You're chilling. I see you're chilling. You will chill on Saturday? Yeah, it's chill race. Chill race. We're chilling. We will chill and we will chill till the Weather. It's sunny. It's great to see everyone in here. What do you want more? I don't know. I don't want to anymore, but this is your second race in our 1,000 kilometers for the team. I mean, for the team. Third. First race was not so good. Second, you showed better than first. First race was with this car. We were in TC3 class and we won Okay. our class and 15 or something overall. So, what do you expect this year? To drive the whole race, not to repair. The one member will chill, but you will push the team. Yes, It's perhaps. Always for a car owner, it's a big stress. No. The whole race. All right, so the car is prepared for 100%. Yes, everything is ready, team is ready, car is working good? Yes, we hope so. We hope so. So yes, or we hope so? Yes, That's must the be. answer. Yes. Yeah, I think so. Not sure yet. All right, guys, it was a pleasure to meet you here. Thank you very much. Applause you. to our guests from Yo Yam team. Jau jam team, trečias jų pasirodymas, praeitais metais jie turbūt labiausiai atkreipė savo dėmesį, galbūt ir jūs, mėly žiūrovai, taip pat ir aš, teigiate, kad tai yra antras jų pasirodymas, bet tai yra trečiasis jų pasirodymas ir ši komanda nusiteikusi tikrai labai smagiai, aš sakyčiau, gal šiek tiek neparodė į savo veidų. Taip, komandos nariai taip nedaug žodžiavo, žinai, bet reiškia, žinai, kartais tyla yra gera byla. Tyla gera byla, teisingai. Na, o dabar, mėlyjeji, pats laikas paskutiniai komandai. Tai yra gera dovana Šiauliai by RD Science, kurie Portugalijoje varžėsi 24 valandų, kas čia, elektromobilis kažkoks. Čia yra ne elektromobilis, o čia yra Lamborghini. Eugenijau, kur Lambo? Va Lambo, sako va Lambo. Tai Lambo viskas jau elektrinis? Taip, elektrinis. Aš žinau, kaip Eugenijus atrodo, tikrai nepalaikiau, kad čia Eugenijus. Kaip tu, kaip čia taip gavosi, kad esi vienas iš komandos pilotų? Nu, nežinau, mane parinko. Tiesiog atrinko, parinko ir va tu čia dabar sėdi. Jo. Tai gerai, kol tėveliai neįjungė diplomatijos ir nepradėjo man atsakinėti į klausimus labai diplomatiškai, tu man pasakai, kur Lambo? Lambo kažkur tai ten stovi. Tai atsivežėt? Atsivežėm. Tai bus lenktynių diena? Bus. O rytoj Dynamit Super Sprinte? Jo. Su šitą lėksi? Nežinau aš. Bet jeigu duos, startuosi? Tai aišku sportuoju. Ir sportuosi, ir startuosi, viską tu darysi, šaunuolis. Šaunuolis. Bet tu labai iškalbingas vaikis. Tai žinau. Tai žinau, sako, jokio kuklumo, jokio kuklumo. Šaunuolis, palinkėsiu tau galbūt ir tave rytoj išvysime Dynamit Super Sprint, o dabar mes perskelgime šiek tiek prie komandos. Taip, tai gera dovana BRD Science komanda praeitą savaitgalį dalyvavo Portugalijoje, Portofino trasoje 24 valandų lenktynėse. Na ir tikrai didelis iššūkis šiai komandai apskritai atsigabenti tą automobilį čia, grįžti patiems iš Portugalijos vos per kelias dienas. Ir labai iš esmės didžiuojasi šią komandą už pastangas, žinant, kokios gali iškilti problemos su transportu, su bilietais. Tai, na, mano širdies laimėtojai jau yra dabar tikrai, galiu pasakyti. Tai negana to, kad ir su transportavimu logistiniai reikalai buvo šiai komandai, bet ir skrydžius atšaukė. Bet pakalbėkime su jais tiesiogiai. Audriau, Eugenijau, prašom, arčiau. Kaip smagu jūs matyti. Sveiki, bičiuliai, čia. Duodu prašom, arčiau mūsų ateikite. Arčiau, palydėsiu jūs. Aš į komandos vadovą, Eugenijų. Ar buvot duše? Jūs tik iš lėktuvo turbūt, ne? Papasakot visą seką, papasakot, kaip ten klostytis. Ne, jeigu seką pasakot, tai čia jūs laiko neužteksit, bet mes tikrai nusiprausę, tai jauskitės drąsiai šalia mūsų. Nu, aš ne apie tai, bet šiaip labai trumpai, jums atšaukė skrydžius, o... Visko buvo, iš pradžių Lisabonoje atšaukė, po to pas
paskaidė į 2 grupės. Viena grupė išskrido į Frankfurtą. Frankfurte vėl nepataikėme lėktuvą. Nu, žodžiu, pasismaginom, tokį dar vieną enduransą geras apturėjom. Šią naktį grįžom, nusiprausėm ir atvažiavam čia. Su Mantu kalbėjau, tai tas į Šiaulius grįžo. Jūs irgi turėjot grįžti visi į Šiaulius. Taip, taip. Ir iš karto čianai. Iš karto čia. Ar jaučiatės pailsėję? Taigi Palanga ilsimės. Mes atvažiavam pailsėti Palangą. Aš esu nustebęs. Tikrai, aš esu nustebęs tai, kad jūs čia kokią enduransą darot, kaip važiuojat ir kad jūs esate dar čia, yra fantastika. Lambo jau pakeliui, taip? Lambo dabar yra laive. Jūs po Park Fermė Lambo taip ir turbūt nematėte po Portugalijos lenktynių. Matėm, pakrovėmgi į fūrą. Bet techniškai įvertinot? Aš apie tai daugiau. Viskas puiku. Lieksim kai velniai. Ar turėjot kažkokių gedimų trasoje? Ne. Gedimų neturėjom, tik degiam. Bet gaisras yra negedimas. Gaisras nedegimas, bet gaisras pats neapgadino jokių... Apgadino. Ką apgadino? Generatorių. O tai tada ir sugedo generatorius pabaigoje. Nu, chronologija. Bet nieko čia įtakos nepadarė. Audriau, jums kaip lenktynininkui, sakykite, kaip jūs jaučiatės pats dabar fiziškai? Kaip pačios lenktynės sekėsi Portugalijoje? Buvo karšta, tik tai tiek galim pasakyti. Jeigu ne karštis, turbūt viskas būtų buvę dar geriau, dar smagiau, nes atsigavom labai naktį, lėkėm, kaip ten sako, kaip velniai. Ir jo, iš tikrųjų nuovargis kol kas jaučiasi, bet aš manau, kad mes dabar bandysim labai greitai pralėkti tą 1000 km, nes jis palyginus nėra čia didelis. Nes, aišku, dabar po tokių lenktynių. Ir gerai tilsėtis. Mes labai tikėkimės jūs atvesinti, nusimato prognozėse lietus, kaip ten viskas atrodys, mes pamatysime. Tai labai tikėkimės, kad Aurum 1000 km lenktynės jūs šiek tiek atvesins, atgaivins ir galėsite siekti geresnių rezultatų. Tai ką, tai mes tik tai norim palinkėti sėkmės. Ačiū už jūsų užsidegimą, apskritai, kad esate tokia stipri ir vieninga komanda ir tokius atstumus įveikėte vos per kelias dienas. Tikimės, kad Lambas greitai bus jau čia Palangoj. O visų mūsų stebinčių noriu paprašyti, nesvarbu, namuose, kaime, pas draugus, paplokit. Jo, nuostabi komanda ir ji tikrai yra verta jūsų pagarbos. Ką, turbūt tarsime jums ačiū ir mes susitiksime jau turbūt kvalifikacijos metu. O mes, Saulenė, Laurinai, Gintai, Saulenė, Laurinai, Gintai kartą. Tai mes ką, galim pasakyti ačiū visiems, kas žiūrėjote šią tiesioginę transliaciją rytoj. Na, kas einat į paplūdimį, jeigu bus oras geras, nueikit, bet anksčiau, kad spėtumėt grįžti į Vytauto gatvę. Rytoj Palangoje, pačiame centre, kaip ir nuo po 2000 metų, tada buvo rugpjūtis, taip po to nuo 2001 kas kart Liepa. 23 kartą iš eilės Aurum 1006 km lenktynių paradas, dalyvių pristatymas Palangos Vytauto gatvėje, po to veiksmas keliasi į trasą, Klaipėdos Kretingos kelių sankirtą, 23 kartą tame normaliame kelyje, kuris būna 360 kokias 2 dienas kelias, o 4 dienas jis tampa lenktynių trasa, prasidės treniruotės, vakare Drago lenktynės ir, aišku, intrigos didžiosios penktadienį su kvalifikacija ir kvalifikacijos Super Pole dalimi. Ir šeštadienis nuo vidurdienio, nuo 12:00 mes pradėsime kovą, tiesioginę transliaciją per TV6 nuo 11 valandos ir vakare ne vėliau kaip 22 valandą lygiai mes žinosime, kas tampa šių jau 23 kartą vykstančių lenktynių nugalėtojų. Kandidatų 31, visų šansai lygus, kova bus nerealiai įdomi ir tas dalyvių parkas, kurį mes per pastarąsias 3 valandas su trupučiuku jums parodėme, tikrai žada fantastišką renginį. Laukiame jūsų visų Palangoje arba pasimatymuose prie televizijos ekranų. Ačiū, kad buvote ir iki susitikimo rytoj, penktadienį ir be abejo visą šeštadienį.